Sveiki, truputį kitoks video, japinimo video. O, blema, taip, realiai taip ir reikėtų pavadinti. Japinu apie transformaciją šiandien. Sukursiu kaip tik tokį, tai tą grojaraštį, ar kaip jie vadinasi tam YouTube'ai. Bet aš noriu apie vieną savo transformaciją papasakot. Ir ne tik papasakot, bet gal truputį parodyti. Tai aš kai pradėjau sportuoti, man nerūpėjo, kaip aš atrodau. Man rūpėjo tik vienas dalykas - svorį. Ir aš eidavau į salę su kiekvieną dieną tiesiog manifestuodamas pakelt daugiau nei praeitą treniruotę. Tai aš buvau varomas kiekvieną dieną, ar ne? Ir kai aš pradėjau sportuoti, aš ne tik mėgau svorį, bet aš mėgau ir maistą, todėl aš svėriau gan daug, bet ir stiprėjau gan greitai. Todėl aš buvau žiauriai patenkintas. Ir pagreitinus visą sporto pradžią, perėjus per visas traumas, per viską, aš susimaniau transformacijos, aš susimaniau numest svorį. Aš, kuris gyvenime nepagalvotų tuo metu, kad galėčiau turėti presą, kad galėčiau būti lieknas, kad galėčiau svert mažiau nei 100. Aš sugalvojau mest sau sunkiausią tuo metu gyvenime iššūkį. Ir su trenerio pagalba aš pradėjau savo kelionę link 8-6 kg. Tai kelionės pradžioj aš sveriau 117. Ir tuo metu man sudarė treneris maisto planą ir treniruočių planą. Maisto planas iškart atsimenu kaip vakar, prasidėjo nuo 3300 kalorijų. Tai buvo pirmas kartas, kai aš skaičiuoju kalorijas. Tai buvo pirmas kartas, kai aš kiekvieną dieną valgau tą patį kąsnis į kąsnį. Ne daugiau, ne mažiau. Man tuo metu tai buvo tiesiog kitas disciplinos lygis, ta prasme. Ir treniruočių planą sudarė. Apie treniruotės daug nekalbėsiu, bet paminėsiu taip, kad nuo agresyvių, ilgų ir sunkių treniruočių, sunkių tai turiu minėti su sunkiais svoriais, treniruotės tapo irgi ilgos, bet labai lėtų tempų, su žymiai mažesniu svoriu ir palaikant labai aukštą pulsą. 100 kem plus visą laiką. Nesiplėsiu apie tas treniruotės, nes tos treniruotės buvo tik tuo geros, kad tik palaikyti aukštą pulsą ir labai deginti kalorijas, bet visi kiti aspektai kaip jėga, kaip raumenų lavinimas buvo šūdas. Tai įsivaizduokit. Pirmą mėnesį pradedu, nieko nejaučiu. Tiesiog, gal pasilgau to vieną kitą kebabėlę, sausainuką, bet -4 kg. Iš išvaizdos pasikeitimų 0. Ok, nedomina, jokių rezultatų nėra, -4 kg man ant svarstyklių nereiškia nieko, bet tik užteko, bet tų -4 kg iš tikrųjų užteko, kad aš būčiau toliau varomas, nes aš žinau, kad kažkas gal veikia. Tada dar praeina 4 mėnesiai, aš jų tikrai neatsimenu, tik atsimenu, kad nebuvo praleista nei vienos treniruotės, nebuvo padaryta nei vieno cheat day, kas liečia maistą. Bam, aš jau esu apie 9-8 kilus. Pečių linijos, krūtinės linijos, presas, kojos, rankos ant dilbių, tai yra ne rankos, o venos ant dilbių. Visiškai vaizdus rezultatai. Ir aš atsimenu, kai pirmą kartą aš tą figūrą pamačiau, aš negalėjau patikėti. Bet palauk, kaip tu sakai, negalėjai patikėti, kaip tu, tipo, ką nematai, kaip kūnas keičiasi? Ne, nemačiau. Nes aš specialiai nežiūrėdavau į veidrodį. O taip. Aš kažkur atsimenu, buvau pamatęs video, sako, nežiūrėkit į veidrodį, žiūrėkit minimum kas 2 savaitės, kad matytumėt grinus rezultatus. Tai aš ne tik, kad nežiūrėdavau į veidrodį, bet aš net, specialiai net vengdavau žiūrėti, specialiai visą laiką buvau pasiruošęs, nei, not even a glimpse, tipo, niekiek savęs pamatyti. Ir aš atsimenu, žiūrėdavau minimum kas 2 savaitės ir kiekvieną kartą pamatydavau jau rezultatą. Nuo 3 mėnesio jau pamatydavau kiekvieną kartą rezultatą. Oi, kažkaip presiukas, tas kubikas jau kažkaip geriau matosi. Ai, tos venos čia nebuvo. Ai, pala, čia prie rankų labiau buvo taip mestinga, vandeninga. Bet ne, viskas keitėsi ir tuo metu tai mano savijauta po tų 5 mėnesių jau buvo šūdas. Mano psichologija buvo visiškai sunaikinta. Aš atsimenu,
aš ant tiek jau buvau ligotas, kad aš pastoviai galvojau apie maistą, žiūrėjau, kaip kiti valgo, turime video, žiūrėjau, kaip kiti daro čidėjus, aš net sapnuodavau maistą, aš net vaikščiodavau po parduotuvės, ten ieškodavau internetu spurgų, kaip aš ten užsisakysiu, aš jau planavau savo čidėjai. Ta čidėjai praėjo, aš visiškai buvau persivalgęs, aš nekenčiau savęs, man buvo bloga, aš buvau pasišlykštėjęs. Aš parašiau treneriui, viskas, žinok, man nereik šitų nesąmonių, man nereik šitų maistų, aš noriu vėl auginti svorį. Pradėjau auginti svorį, praėjo 3 savaitės ir man kažkaip mintyse, o blemba, aš storėjau, to nebėra, viskas, aš noriu vėl mest svorį. Bet aš kažkaip jau tuo metu nutraukiau visą bendravimą su treneriu ir pradėjau savom žiniomis remtis ir toliau judėti. Ir kaip aš toliau nuo kažkur 9-800 kg davariau iki 8-6. Aš tada pirmą kartą gyvenime atradau intermittent fasting. Čia tai fucking life hackas. Intermittent fasting. Pradedi valgyti nuo kažkur 2-3 ir taip visas tas maistas gražiai sukrenta. Svarbiausia, kad save veiklom, svarbiausia, kad būtum užsiėmęs veiklom toje pirmoje dienos pusėje ir vakarais. Bet aš vakarais kažkaip kaip tik niekados nevalgydavau. Tai aš kai pradėjau jau tada, nuo to laiko savo kelionę, tai atradau intermittent fasting ir padariau savo challenge. 100 dienų į salę iš eilės. Nesvarbu, ar tai būtų normali treniruotė, ar tai būtų kardio, man nesvarbu. Aš 100 dienų iš eilės kiekvieną dieną varysiu į salę. Fast forward per tuos mėnesius, aš atrodau taip. 8-6 kilai. Norit tikėkit, norit ne, bet aš tuo metu jaučiuosi žiauriai nepatenkintas savim ir aš jaučiuosi tuo metu storas. Taip, aš jaučiuosi tuo metu storas. Aš visiškai nevertinau, ką aš pasiekiau ir aš tą formą pasidžiaugiau tik dieną, nes kitomis dienomis vėl apsivalgiau. Beje, aš tuo metu buvau visiškai nusilpęs, tiek psichologiškai, tiek fiziškai. Man šiaip realiai atsirado labai realių sveikatos problemą, apie kurias nelabai noriu kalbėti, bet aš noriu papasakoti vieną dalyką, kad jūs įsivaizduotumėte, ant kiek aš pavargęs buvau. Jeigu aš eidavau kažkur ir pamatydavau šaligatvį, ant kurio reikia užlipti, o kad užlipti tiesiog reikia padėti elementarų žingsnį viršų, va tokį. Aš ieškodavau tų vietų, kur įvažiuoja į kiemus mašinos, kur yra tas tolygus nusileidimas arba pakilimas, kaip be pažiūrėsi, kad galėčiau taip tiesiog tolygiai užkilt ir taip užlipdavau ant to šaligatvio. Aš net praleisdavau, aš ant tiek pavargęs buvau, kad aš nebegalėdavau ant kėdės sėdėti. Aš tik gulėdavau. Aš tuo metu mėgdavau žaisti kompiuterinius žaidimus, aš tiesiog pasirinkdavau gulėti. Eik tu savo, žinokit, kaip galima tik užsirauti, kai neturi tiesiog žmogaus, neturi realiai mentoriaus, gali tiesiog pablūsti ir aš tuo metu pablūdavau. Ir kokios dar pasiekmes buvo po to, kad aš visiškai praradau meilę sportui, fitnesui, aš buvau nepatenkintas savimi, aš tiesiog po to nežinau, kiek laiko neatsimenu, bet tiesiog autopiloto vaikščiodavau į salę, nesiekiant nieko, tiesiog mengeininam, kaip sakoma. Tai va, nedarykit taip, bet tikriausiai padarysit. Nes mes visi labiau linkę iš savų klaidų mokytis, o ne iš kitų. Iki kito.